Šeduvos gatvės kino teatras pristato Devintas dangus. Nidoje 9 aš esu, dviratį ant galvos nešu. Nida! Atostogauju. Mes norim šokti. Dar nebuvau darbinis arklys, buvau paprastas turistas. Teta Birutė, kaip einasi, kaip tie pirmieji kilometrai? Nejaučiu. O gali būti, kad jūs nejaučiate, nes esate varoma elektra? Ne. Aš esu varoma. Jo, elektriniai sparnai. Ryškiausia žygio dalyvė, įžymiausia žygio dalyvė, teta Raganėlė. Jeigu turėčiau rankas, papločiau. Tai kokie jūsų įspūdžiai, teta Raganėlė? Ar šis kartas kom nors skiriasi nuo praeitų 8 kartų? Skiriasi. Kuo skiriasi? Jis dar fainesnis ir dar geresnis. O kuo jis geresnis? Praeitais metais buvo meilė su kaupu, šiais metais su 9 kaupais. Puikus atsakymas. Mes 9 dangui. Taip, mes 9 dangui. Skrendam, mes viską galim. Važiuojam mačionai 4 Baravykai 4. Nice mushrooms. Kaip jūsų kelionė, Motiejau, Salomėja? Gerai. Ar atsigaivinai? Važiavau ir nuslydau nuo kelio, kalbėdamas su kitais vaikais. Ar galėtum patarimą duoti kitiems žygio dalyviams, kad nepatirtų? Geriau važiuoti vorelę. Eks-organizatorius. Gal galima porą žodžių, kaip sekasi kelionė, kokie įspūdžiai? Atostogauju. Kaip? Atostogauju ir šito linkiu visiems. What's the temperature of the water? No, it's good. It's Good? not that much cold as I expected. Kaip tu? Geriau, tave matau. Ta saldainį, vėliau tu čia ant pietų. Šitas. O papa bus labai skani sriuba, va tada ir tu simos. Taip, kreipiuosi į atstovę iš Italijos. Ar būtų įmanoma įgyvendinti tokią idėją, kad padaryti mūsų žygį Italijoje, pavyzdžiui? Būtumėte pagrindinė organizatorė? Taip. Gražiausios žygio kojos. Taip. vienas
iš kūrybiškiausių žygio dalyvių. Ačiū labai. Turiu jums užduotį. Taip. Jūs turite sukurti 4 eilę, 9, dviratis ir nida. Dabar freestylas. 9 valandą į Nidą aš vynu, dviratį ant galvos aš turiu. Šiandieną kėliausi apvertus 9, 6, džiaugsmą aš turiu. Visiškai tauri, nusiraminti negali, los rudos akis, tu mane myli. Aš tavęs galbūt labiau nei tu manęs lauki. Galbūt labiau nei tu manęs myli. Aukoju viską tau galbūt. Pakomentuokit, kaip jūsų pirmieji kilometrai? Lengvi, nes tada dar nebuvau darbinis arklys. Buvau paprastas turistas. Ko jūs sustojate? Gal pavargote? Ledu, mes norim ledu. Su kuo ledu? O tavo su kuo? Vandeliniai. Kelinti metai esi organizavimo komitete? 2 metai, patirtis jau tokia dar vaikiška, sakyčiau. Kokiais sunkumais susidūrei? Sunkumai, kaip ir visada laiko trūkumas, visi išsibarstę. Bet turit metus laiko? Bet kaip tam studentui reikia paskutinės nakties. Vyriausias žygio dalyvis. Jo. Ką galėtumėt patarti patiem jauniausiam žygio dalyviam? Niekada nesėsti ant elektrinių dviračių. Naują žygio dalyvę, Reginutę. Kokie įspūdžiai? Patys nuostabiausi. Čia tik po blatų patekti. Tai va, reikia ieškoti blato. Baras uždarytas, bet keptos duonos yra. Taip, yra, vis tiek yra. Ir vis tiek yra keptos duonos. Ne? Kaip baras? Veikia? Yra buvę geresnių. Šiais metais baras nelabai. Taip. Iš tikrųjų geriam dėl to, kad alus gert sveika. Ir norim geriau. Visi tokias rekomendacijos yra po sporto išgerti alaus. Reikia išpilti valgų blemą. Kiekvienais metais tu pastebėjom, jau kiek važiuoja šitą žygį, jį nuvažiuoja, numina ir paskui mes turim laisvą laiką pasigrožėti Nidos apylinkę. Tas žmogus visada išnaudoja tą laiką grožio miegui ir tai yra mūsų Adelė.
Neprasuko kojų. Mes 9 dangui. Taip, mes 9. Skrendam, mes viską galim.